Ką savo koncerte atviravo Gabrielė Vilkickytė? Kokia magija klausytojus užbūrė Lorin? Kas ir kokias statulėles gavo BAFTA apdovanojimuose? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Vasario 7-ąją kartu su Gabrielė Vilkickytė dainavo sausakimša Kauno Žalgirio arena, susirinkusi į atlikėjos ir dainų kūrėjos albumo Mažas rūpintojėlis pristatymo koncertą. Vos pradeda lyt, įsėdu aš į seną troleibusą. Kėdė pakrašty, žinau, kad ne viena jaučiu tą patį. Dainos troleibusas žodžius arenoje žinojo bene kiekvienas. Arvydo Buinausko su komanda specialiai Mažam rūpintojėliui sukurta scenografija ir šviesų dailė, gyvo garso grupė, styginių kvintetas. Vakaro svečiai dovanoja išskirtinius pasirodymus bei scenoje degantis laužas. Gabrielė Vilkickytė su komanda pasirūpino, kad į kol kas didžiausią jos koncertą atėję gerbėjai jį paliktų kilstelėta dvasia ir sušildyta širdimi. Labas, ale ir profesiją išsirinkau, tik jaudintis, skaičiuot, matuot, šakės. Bet yra du momentai, kai pasirenku visą tai iš naujo. Pirmas, kai pradeda gimti nauja daina ir man žaibu pramuša ašaras. Antras, ties maždaug 3-4 kūrinių koncerte, kai atslūgsta pirmoji jaudulio banga ir pajunti ryšį, lyg labai geram pasimatyme, kai slapta pagalvoji, gal jau ženykimės. Ačiū, kad atėjai. Mažo rūpintojėlio pasaulis buvo uždarytas mano pasąmonėje labai ilgai, net ir man pačiai. Bet šiandien žengsim į jį kartu. Eina sau, pagaliau. Toks ranka rašytas Gabrielės laiškas ekranuose pasitiko visus atvykusius į koncertą. Visai netrukus į sceną žengė ir pati Gabrielė Vilkickytė su Beatrice Kalis, kuri yra albumo viršelyje. Jos kartu su gyvo garso grupe atliko Mažą rūpintojėlį. Po kelių vienos Gabrielės atliktų dainų į sceną pradėjo lipti kiti svečiai – Šarūnas Joneikis, Džiugas Širvys, saksofonistas Arminas Bižys, akordeonu grojantis Vytenis Danielius. Daugiau kaip 15 dainų koncertą vainikavo Kūnas Šaltinis, lydimas Slow Air teatro ir mokyklos įkūrėjų Airidos Gudaitės Žakevičienės ir Lauryno Žakevičiaus šokio. Mažas rūpintojėlis, kuriame 11 kartų su Domantu Starkausku ir Benuku Keniu kurtų dainų pasirodė praėjusių metų gruodžio 8 dieną. Tai dainos, kurioms reikalingas įsiklausymas ir susikaupimas, o jo simboliai yra židinys, liepsnos spragsėjimas, laukiniai šunys, vilkai ir pelėdos. Taip apie albumą sako pati Gabrielė. Koncerto metu buvo galima įsigyti ir Mažo rūpintojėlio vinilą bei specialiai išleistą užrašinę. Vasario 22-osios vakarą Eurovizijos žvaigždė Lorin surengė vienintelį koncertą Baltijos šalyse šiais metais. Žinoma, atlikėja užbūrė publiką garsiausiomis dainomis ir dovanojo nepamirštamą reginį. Lorin yra pirmoji moteris ir antrasis asmuo istorijoje laimėjęs Eurovizijos konkursą net 2 kartus. Lorin turi viską – stiprų vokalą, kerinčią futuristinę scenografiją, širdžiai artimus žodžius ir unikalią gyvų pasirodymų viziją. Ne kartą laimėtas svarbiausias dainų konkursas pasaulyje tikrai pelnytas, o milijonai klausytojų ir švedės gerbėjų negali klysti. Nepriekaištingam Lorin pasirodymui atitinkamai parinktas ir dėmesio vertas palaikymas. Išskirtinės išvaizdos ir užburiančio balso savininkė Luna, nominuota metų atradimo kategorijoje prestižiniuose Lenkijos apdovanojimuose, dalinosi viena scena. Luna muzikaliai įvairiapusiška ir gerai įvaldžiusi įvairius muzikos žanrus. Ji dainuoja bei šoka folkloro ansamblyje, pasirodo nacionalinėme Varšuvos teatre, o pernai sulaukė didelio susidomėjimo Eurovizijos konkurse su kūriniu The Tower. Kaip ir Lorin, Luna įkvėpimo kūrybai semėsi iš astrologijos, gamtos, meno, dvasingumo ir tai tikrai persiduoda jos gyvuose pasirodymuose. Prieš Lorin žengiant į sceną taip pat pasirodė ir muzikantė iš Jungtinių Amerikos valstijų, Casey McQuillan.
Po bendro turo su Lorin, Casey McQuillan leisis į turą su garsia roko dainininkė Anastasia. Per pastaruosius 2 metus Casey McQuillan dalinosi viena scena ir pritarė tokiems vardams kaip Jamesas Morrisonas, Beverly Knight, Stevenas Kellogg, Kate Vegel ir daugeliui kitų. Švedų muzikos žvaigždė Lorin garsą iš karto asocijuoja su vaizdu. Jeigu išgirdus dainą prieš akis iš karto neiškyla vaizdas, Lorin priima tai kaip ženklą, kad daina ne jos. Lorin pasirodymuose nėra jokių nuolaidžiavimų garsui, šviesoms ir vaizdui. Šou visada iki detalių būna toks, koks turi būti. Šiandien Lorin turi daugiau nei 2 milijardus perklausų įvairiose platformose. Daina Tattoo pasiekė klausomiausių dainų topų viršūnes net 10 šalių, o kūrinys Euforija jau ne pirmą kartą laimėjo 1 vietą neseniai Eurovizijos gerbėjų surengtoje geriausių visų laikų Eurovizijos dainų apklausoje. Lorin tikrai nėra iš tų, kurie laimėję Eurovizijos konkursą žaidžia vienu koziriu. Jos koncertai tai atskiras ir itin kūrybiškas pasaulis, su kuriuo susitapatina tūkstančiai klausytojų. Vasario 16-ąją nugriaudėjo kasmetiniai Britų kino apdovanojimai BAFTA. Juose dominavo trileris Conclave ir drama The Brutalist, laimėję po 4 apdovanojimus. Juosta Conclave per ceremoniją Londone be kita ko apdovanota kaip geriausias filmas. The Brutalist laimėjo prizą už geriausią režisūrą. Be to, pagrindinio vaidmens atlikėjas Adrianas Brodis pagerbtas kaip geriausias aktorius. Tuo tarpu musiclas trileris Emilia Perez tenkinosi 2 apdovanojimais. Austrų ir šveicarų režisieriaus Edvardo Bergerio filmas Conclave pagrindinėje kategorijoje įveikė filmus Emilia Perez ir The Brutalist. Taip pat biografinį filmą apie Bobą Dylaną A Complete Unknown bei Kanuose pagrindinį apdovanojimą pelniusią juostą Anora. Konklavoje kalbama apie išdavystę ir intrigas susijusias su popiežiaus rinkimais. Filmas taip pat apdovanotas geriausio montažo ir geriausio adaptuoto scenarijaus kategorijose, bei kaip geriausias britų filmas. Britų aktoriui Ralfui Fiennesui, kuris už kardinolo vaidmenį tikėjosi pirmojo per ilgą savo karjerą BAFTA prizo geriausio aktoriaus kategorijoje, teko nusivilti. Režisieriaus Brady Corbeto dramoje The Brutalist kalbama apie vengrų kilmės žydų architektą. Filmas taip pat laimėjo apdovanojimus už geriausią operatoriaus darbą ir geriausią originalų scenarijų. Musiclas Emilia Perez apie Meksikos narkomafijos bosą, kuris nori pradėti naują gyvenimą kaip moteris, metų pradžioje per Auksinių gaublių apdovanojimus susižėrė 4 trofėjus. BAFTA apdovanojimuose jam skirtas prizas už geriausią filmą ne anglų kalba. Zoe Saldana be to atsiėmė apdovanojimą kaip geriausia antrojo plano aktorė. Ji praėjusį mėnesį jau laimėjo ir Auksinį gaublį. Aktorė BAFTA prizą skyrė savo transseksualui sūnėnui. Dar prieš kelias savaitės prancūzų režisieriaus Jacqueso Audiardo juosta buvo laikoma BAFTA favorite. Tačiau dėl ankstesnių komentarų internete pagrindinio Emilia Perez vaidmens atlikėja Karla Sofija Gascon sulaukė kaltinimų rasizmu. Geriausios aktorės prizas per BAFTA apdovanojimus skirtas Mickey Madison už striptizo šokėjos vaidmenį Anoroje. 25 metų aktorė sakė, kad skiria apdovanojimą sekso darbininkių bendruomeniai. Matau jūs. Jūs nusipelnote pagarbos ir žmogiškojo orumo, sakė ji. Emilia Perez ir Conclave buvo BAFTA favoritės. Conclave nominuota 12 apdovanojimų, vienu daugiau už Emilia Perez. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!